Sveikas, Simai. Tu esi mielai kvailas. Kai mes susipažinom, aš turėjau žalią varlę, o prie tavo namų močiutės stovėjo, šitas vonia. Va, tai čia pirmas atsiminimas iš mūsų pažinties. Va. Iki kitų kartų. Sveikas, Simai. Noriu tave pasveikinti su gimtadieniu. Mano šuo pabėgo. Aš lieku viena. Tai norėčiau pasakyti, kad mes per šiuos keletą metų, kiek mes esam draugai, patyrėm daug. Įsimintiniausi dalykai vis tiek liks įsimintiniausiais, pavyzdžiui, kaip pasivaikščiojimai po kapines, kaip tu iššokai pro mano langą ar dar kažkokie tokie dalykai, bet kodėl tu man iš tiesų esi žavingas, tai kad tu sieki savo tikslų, tu darai visko nors ir daug, nu gal kiek per daug kartais, bet žiauriai džiaugiuosi, kad tu eini į priekį kaip retas, kuris tai daro, kaip mano draugas, tu man esi, na, gal buvai seniau didesnis autoritetas, dar šiek tiek likęs, tai aš tikiuosi ir toliau būsiu tokia. Sveikas, aš Edvinas, kaip tu žinai, turbūt. Tai susirinkom šį liūdną vakarą, turbūt pasveikinti tave su gimtadieniu. Jeigu rimtai, tai šiaip aš noriu tave tikrai labai nuoširdžiai pasveikinti. Iš tikrųjų, man labai džiugu, kad aš tave pažįstu ir iš tikrųjų pats turbūt atsimeni, kaip mes per stovyklą susipažinom ir kaip mes labai nuoširdžiai kalbėjomės abu kartu, tai iš tikrųjų pastebėjau tą akimirką, kad tu esi labai šaunus, fainas žmogus, šiltas ir iš tikrųjų man garbė tave pažinoti ir aš tiesą pasakius netgi atsimenu vieną kartą, kada mes dar buvom nepažįstami ir susitikom per Evo Bastan, kažkur tai buvo prie upelio kažkoksai susirinkimas prie Luželio ir ten pirmą kartą ateisiu gitara ir man ten parodė, kaip reikia groti šitą Ilgas kelias dainą. Ir iš tikrųjų po kurio laiko mes susipažinom ir iš tikrųjų atrodo labai keista, kada likimas tai suveda iš tikrųjų gerus žmonės, tai tikiuosi, kad tu visą laiką būsi toksai šaunuolis. Netgi tą akimirką aš besiruošdamas užmačiau, kad kišenėje turiu ypatingą tokį dalyką, šiandien uždirbu beje. Tai pažįstu tave ir aš labai tikiuosi, kad tu kad nors patapsi kaip šitas žmogelis. Tai linkiu aš tau siekti savo tikslų ir kad nors būti geru tikrų žmogum. Žinai, seni, aš tau pasakysiu problemą. Kiekvieną kartą tu ateini pas mane ir kalbė apie savo gyvenimą, kalbė kaip tau blogai, kaip tau ten viskas šūdais eina. Štai ką, ateik pagaliau ir papasakok man kažką gero, kas tau įvyko, kažką labai smagaus. Gerai, supranti, susitvarkyk gyvenimą. Ar prisimeni 2012 metų Velnio akmenį, kai tu man padarai tokį įspūdį, kai aš tave pamačiau balti marškiniukai, vėjas plauksto tavo garbanas ir tu su gitara. Man tu tokį angelišką paveikslą savo sukuri, kad net šilta labai dabar prisiminti, tai tikiuosi, kad tu toks liksi visą savo gyvenimą ir sieksi to, kas tau labiausiai teikia džiaugsmą. Tu esi charizmatiškas veikėjas. Veikiausiai vienas iš tų retų dviejų programuotojų Vilniuje. Visada sklidinas šaunių idėjų, kažkokių naujų minčių, stovyklų siela. Pirmyn ir toliau išlaikyk šias savybes. Baikitgi stumdytis. Atsiprašau. Sveikas, Simonai, malonu. Tai va, susitikom čia mes tavęs pasveikint. Esu Šarūnas, jei pameni. Ne, iš tiesų norėjau pasakyti, kad labai džiaugiuosi turėdamas ir sutikęs tokį draugą. Labai daug iš tavęs išmokau. Esi geras čiūvas. Tai va. Kaip sakant, keep on moving. Sveikas, tikiuosi prisimeni mane. Jeigu bent ateini kartais į paskaitas, tai turėtų mane pamatyti. Tiesa, gal kartais sutinkame daugiau negu paskaitos, pavyzdžiui, Global Game Jam. Prisimeni, ne? Arba tas pats kuratorių mokymai, visa programa.
kaip didysis Vizardijus, tai kaip ir mūsų bendri prisiminimai. Tad žinau, kad ateina tokia kartą šventė kaip gimtadienis ir joje dažniausiai sveikinu draugai, kadangi aš leidžiu save vadinti tavo draugu, ar kaip čia pasakysiu, aš esu tavo draugas, gal tu irgi esi mano draugas, tad privalau tave pasveikinti. Tai Simai, su gimtadieniu, jau beveik mane pasivėjai, bet aš tave vėl aplenksiu, tikriausiai. Bet kol kas lenktyniausim iki galo. Tai va, pasimatysim paskaitose. Aš dabar esu mieste, tu mane labai prastai girdi. Tačiau kiekvieną kartą, kai išgirsdavau tave ir gitarą, kurią tu turi, jausdavos ganėtinai maloniai. Man iš tikrųjų labai tas įsiminė ir aš dar vis branginu tuos pačius įrašus, kur girgždi durys ir kur skamba keisti požeminiai garsai, kur atrodo, kad tiesiog liejasi kokios tai kažkas, vat, ir skuboji filosofija. Atleisk. Simai, tai vat, mes tavęs matėm 100 metų, tačiau tave visada atsimenu kaip unikalią ir jautrią asmenybę. Ir labai man vieną kartą įsiminė, kai mes ten susipykom ir tu man parašei kažkokią tai dainą ir atsiuntei. Ir tada aš buvau labai nustebinta ir sėdėjau visada išsišiepus ir dar kartą tu mane po to atsiuntei, kai tu ją pabaigei, dakūrei kažką ir įdėjai net savo albumą. Tai vat, tai man labai įstrigo ir labai tau dėkoju tada už tokį poelgį, buvo labai gražu. Net nesimai dėl to susipykėm, susitaikėm. Ir dar prisimenu, kad tuo metu tu buvai kryžkelėje, nežinojai ką rinktis, todėl visą laiką norėčiau tau palinkėti, kad rinktumės tai, ką tau sako tavo širdis. Tai va, su gimtadieniu. Sveikinu tave su tuo, kad per daugiau negu metus išmokai fotografuoti, nes atsimenant nulinės, kur ten tavo nuotraukos buvo visos užkepusios, dabar yra pažanga didesnė ir tuo pačiu linkiu išmokti vairuoti ir kol mokaisi vairuoti, nutrenkti bent vieną bobutę, nes po to aplinkybės gali nebepasitaikyti. Jau, ar atsimeni, koks buvai Kerepla ir kai buvom kartu gitaros stotkai, visą laiką prikratydavo į smėlį į mano lovą iš viršaus. Bet negana to, vis tiek man yra išlikę geri prisiminimai apie tave ir jie visai nesmėlėti, tai tada esi labai geras draugas. Simai, nežinau ir neprisimenu, kada mes susipažinom, bet tikrai pamenu tave vaikščioti metro koridoriais. Visą laiką man atrodo, tas menininkas žmogus, jautria sielos, nuoširdžia šypsena, bet kuris atrodė toks nepasiekiamas, prie kurio taip sunku prieiti. Ir štai mes tapom kolegomis ir draugais, turim visą laiką malonų sutikti, su kuriuo visą laiką gali nuoširdžiai pakalbėti. Ir žinau, jeigu paprašyčiau tavęs ko nors, visą laiką man sutikti padėti. Ir už tai aš tau esu labai dėkinga. Esi nuostabus ir nepaprastas žmogus ir ačiū, kad esi mano gyvenime. Pasveiks visada. Su gimtadieniu. Taigi. Tu visą laiką man, sakykim, buvai, atrodai šiek tiek kitoks, bet nebūtinai į blogąją pusę. Tai yra į gerąją pusę, taip. Pamenu, tai padėjai man mokintis programuoti. Buvo gerai, nors aš buvau nekoks turbūt mokinys, bet tai man padėjo. Už tai esu dėkingas. Šiaip, būk koks esi, siek savo tikslų. Nestovėk žodžių vietoje. Būk linksmas, pasitikėk savim. Nu ir kartais gestam fun. Labas, Simai. Kaip laikais? Kai girdėjau tavo gimtadienis, linkėjimai. Ne, kiek aš čia galės? Ne taip.
Ne, jeigu rimtai, Simai, tai su gimtadieniu. Ar prisimeni, kaip per gitaros pamokas grodavai savo tango? Visada užsimerkdavai ir linguodavai, visi sėdėdavo ant laiptų ir tave stebėdavo. Linkiu, kad visą laiką taip aistringai grotum. Su gimtadieniu, Simai, atsimenu dar, kai mes lauke žaisdavom, arba kai tu man padėdavai uždegti šviesą tualete, nes aš nepasiekdavau, mažytis pikliukas būdavo, o tu tada buvai aukštas. Tai va, ką aš tau galiu palinkėti? Galiu palinkėti neprarasti vienos savybės. Tai yra, kai tu kažko sieki, kažko susidomi, tu labai daug dirbi ir galiausiai pasieki rezultatą. Tai va, būk sveikas ir laimingas. Jo, Simai, sveikinas 21 gimtadienio. Visus normalius palinkėjimus girdėjai prieš mane, tai aš tau palinkėsiu išsilaikyti teisės, išsilaikyti Mataną. Sklinda gandai, kad Gabrielė sakė, kad nebūtų duha, kad toliau tęs savo muzikinę karjerą. Tai štai, vėliau atėjo eilė pasireikšti ir man. Pirmiausia, norėčiau galbūt pasidalinti tais įspūdžiais, kuriuos patyriau darydama visą šitą pasveikinimą. Man teko susimatyti su tavo visais šiais draugais, pabendrauti su jais truputėlį, galbūt pamatyti juos pirmą kartą, tuos bičiulius, apie kuriuos taip pasakoji. Ir iš tiesų viso šio sveikinimo darimo eigoje aš pastebėjau, tiksliau susidariau visai kitokį tavo paveikslą. Matydavau visada tave gyvai, tu man šnekėdavai, kalbėdavai, galbūt kažkaip save nuvertindavai. Tačiau iš tavo draugų lūpų tu man pasirodai tokia išskirtinė, ypatinga, pasitikinti savimi asmenybė. Ir labai viliuosi, kad tie tavo draugai, sakydami šios pasveikinimus, įtikins ir tave patį. Koks tu esi ypatingas? Ir tu esi ypatingas ne tik jam. Aš labai džiaugiuosi, kad tu prieš pusmetį, galbūt daugiau nei pusmetį, atkeliavai į mano gyvenimą, mes susipažinome ir iš tiesų nuspalvinai visai kitokiamis spalvomis. Už tai aš tau ir norėčiau padėkoti, Simonai, kad tu man leidai prisijungti prie visų šių tavo bičiulių rato ir aš tapau tavo aplinkos dalimi, dėl ko aš labai džiaugiuosi. Tai štai sveikinu tave su 21 gimtadieniu ir viliuosi, kad visą tai, ką tu man pasakoji, vieną dieną išsipildys.